Sveiki, čia yra holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas ir šiandien noriu papasakoti jums daugiau apie rytų filosofijos, tradicinės kinų medicinos, daoizmo 5 elementų sistemą. Tai kas nežinote daugiau apie tai yra 5 elementai pagal šią sistemą. Yra medis, yra ugnis, yra žemė, metalas ir vanduo. Šitie 5 elementai pagal šitą filosofiją yra mūsų kūne, yra gamtoje, jeigu pažiūrėsime kažkokį augaliuką ar kažką, visi tie 5 elementai sudaro gyvybę. Tai reiškia ekosistemą, taip pat ši sistema teigia ne tik, kad ir mūsų planetą. Tai šitie 5 elementų sistema gali padėti paaiškinti jūsų, savijautą, jūsų sveikatą, jūsų santykius su kitais žmonėm, nes kiekvienas žmogus turi dominuojantį elementą ir yra tam tikros išraiškos kiekvieno elemento. Yra, galim sakyti, pozityvūs santykiai, yra negatyvūs santykiai, bet jie visi yra natūralūs. Tai va, šiandien specifiškai kalbėsim apie žemės elementą. Tai reiškia, pradėkim nuo tiesiog paprastas mano piešinys labai. Iš esmės, žemė, jeigu kalbam apie kryptį, tai yra centras. Jeigu sudedam tas kryptis šiaurė, pietus, vakarai, rytai, tai žemė yra kaip 5 elementas centre visų jų. Arba galim sakyti, viską jungiantis, viską suharmonizuojantis elementas. Sezonas yra vėlyva vasara. Tai beje, čia galite viską matyti. Tai pirmiausia, gal pradėti noriu nuo to tokio motina žemė arba motina Teresė archetipo. Tai žemės elementas, jeigu net pasižiūrėsime į gamtą, žmogus iš žemės kilęs, žmogų maitina žemė, visi resursai ateina per žemę. Tai yra visko pradžia, savotiškai visko ir pabaiga. Tai motina žemė, jeigu palyginsiu su motina Terese, tai yra labai tas toks labai duodantis, labai pasiaukojantis, labai yra archetipas žmonių, kurie yra dėl kitų. Tai yra didžiuliai empatai, tai žmonės, kurie geba jausti kitus žmonės ir padėti, kai jiems yra sunku. Tai yra būtent žemės elementas, žmogus, kuris ten gali būti dėl jūsų labai sunkiom akimirkom. Taip pat žemės elementas yra apskritai mėgsta komfortą. Tai čia yra ir gerai, ir blogai, nes yra komfortas, reiškia jiems svarbu susikurti komfortą gyvenime, turėti tiesiog gyvenimo pamatus, tai yra turėti vietą, kur įsirengti taip, kaip jiems malonu, taip kaip patogu ir viską pasidaryti savo komfortabiliai. Bet yra ir kita to pusė, kad mėgsta žemė pastrikti toj komforto zonui. Todėl, kad yra apskritai, toks pomėgis viską sulėtinti, atsipalaiduoti, atsirelaksuoti ir būti netgi dažnai vienoj vietoj. Kaip pavyzdžiui, palyginimai, paimkime medžio arba ugnies elementą, labai jiems reikia judėti, reikia judesio, reikia dinamikos, reikia pokyčių, o žemė, jinai gali savo atsipalaiduoti, pabūti vietoje, kokius nors stalo žaidimus, žaisti kelias valandas ir jiems gerai. Bet to komforto zona tai yra toksai labai, raudonas ženklas čia turėtų būti prie tos. Todėl, kad būtent žemės elementui save labai svarbu sąmoningai ištraukti iš tos komforto zonos, nes būtent per ją žemės elementas auga. Kažkuriuo metu toj komforto zonai pastrikti galima ir viskas. Tai ypač svarbu žemės elementui. Taip pat žemės elementas yra irgi labai socialus ir, kaip sakiau, empatiškas, užjaučiantis, tai yra žmonių elementas ir apskritai bendravimo elementas. O ganėtinai unikalus aspektas tai yra ypatingas ryšys su gamta ir gyvūnais. Tai žmonės, kurie
negi galima imti profesijas, tai tos išraiškos žmonės, pavyzdžiui, tie patys ūkininkai arba žmonės, kurie su gyvūnais dirba, iš esmės labai taip pat toks fiziškas darbas, su tais elementais, galima taip ir sakyti, gamtoje darbas, netgi miškininkai ir taip toliau. Tai toks darbas ir taip pat labai praktiškas darbas, nes tam tikri elementai labiau filosofuoja, labiau teorizuoja, kiti labiau kažkokia kūryba užsiema, o žemės elementas labai praktiškas. Tai yra, reiškia, yra ir taip pat trauka tokio darbo arba tokie talentai, netgi galima sakyti. Jeigu dabar imam organus pagal tradicinę kinų mediciną, tai yra skrandis ir blužnis. Tai skrandis, galima sakyti, žinoma, mes mechaniškai susmulkinam savo maistą jau burnoje, bet vis tiek pagrindinis darbas eina skrandžiui. Tai čia išsiskiria skrandžio rūgštis, baltymai yra verčiami į peptidus ir taip toliau. Ir tai yra mūsų, galima sakyti, jau toksai pirma rimtesnė virškinimo zona. Tai skrandis, galima, taip pat šitam elementui pasireiškia tos problemos labiau būtent šitose dviejose organuose, skrandyje ir blužnyje. Tai gali būti kartais nevirškinimas arba riaugėjimas, arba taip pat gali būti, ypač žemės elementų, yra didesnis noras persivalgyti, sunku sustoti kartais būna. Ir netgi tos pačios, jeigu paimsim skrandžio uždegimas, helikobakter pylori, tai yra žemės elementui dažnesnis dalykas. Dabar blužnis tai yra ir limfotakos, reiškia limfinės sistemos organas. Tai jisai gamina ir imuninės ląsteles, ir kraujo kūnelius. Tai blužnis yra labai svarbus organas ir, kaip ir sakiau, skrandis ir blužnis žemės elementui čia reikia nukreipti daugiau energijos, daugiau dėmesio. Ar tai sveikos mitybos pagalba, ar kažkokių galbūt netgi, pavyzdžiui, papildų ir taip toliau, palaikyti šitos organus sveikus. Tai pati mityba labai tinka švelniai saldžios šakninės daržovės. Tai, pavyzdžiui, kad ir tos, jeigu biškai pakaitina, tarkim, morkas ar žoles valgot, ar burokėliai, ar moliūgai, tokie dalykai labai tinka žemės elementui. Cinamonas labai tinka žemės elementui. Tai stagnacija ir lėtumas, apie tą jau pakalbėjom. Ir tai yra polinkis tam ir apskritai didesnis sunkumas priimti pokyčius. Tai kartais, kaip sakiau, žemės elementų reikia save paimti ir mesti į save pasitikrinti. Kai išeinu iš savo komforto zonos, kas vyksta, ar aš gebu prisitaikyti. Ir taip, tai yra sunkiau, ypač šitam elementui, kuris mėgsta stabilumą, mėgsta saugumą, bet augimui, transformacijai to reikia. Tai kaip sakiau, labai gera savybė tai yra praktiškumas ir apskritai toks realistiškumas. Tai labai įžemintas, įcentruotas gyvenimas, mąstymas ir veiksmas. Tai yra labai praktiški žmonės, kurie mato realybę ir jie elgiasi pagal tą realybę, kokius signalus ta realybė jiems siunčia. Tai nėra tiek daug teorizavimo, idėjų, diskusijų, debatų, ilgo laiko priimti sprendimą. Ganėtinai yra stabilus, įsižeminę, realistiški žmonės. Dabar, o susiję su šitais organais, su skrandžiu ir blužnim, emocijos pagal tradicinę kinų mediciną, tai yra, turėtų matytis, skrandis, blužnis ir nerimas arba perteklinis mąstymas. Tai pagal tradicinę kinų mediciną šitos emocijos susijusios su tais organais. Tai jeigu skrandis ir blužnis yra truputį, sakykime, disfunkcinėje būsenoje, arba jūs tiesiog patirite pačio nerimo ir per daug mąstote, per daug galvojate apie viską, tuo metu paveikiama ir skrandžio ir blužnies funkcija. Tai žodžiu, tas ryšys yra abipusis. Tiek nerimas ir tas, žodžiu, perteklinis galvojimas
neigiamai veikia skrandį ir blužnį, bet tiek ir jų disfunkcija gali sukelti šitas emocijas. Taip pat, principe, tiek apie Žemės elementą. Galbūt tai jūsų elementas, galbūt priminė kažkokį gal savo draugą ar kolegą. Šitie, tai yra, sakyčiau, tokios pagrindinės Žemės elemento išraiškos. Jeigu būtų įdomu jums, reiškia, asmeninė, personalizuota analizė, kaip jūs galite savo elemento išraišką panaudoti ir kitų elementų, būtent jūsų unikalų kontekstą galite panaudoti, pasiekti savo sveikatos tikslams, apskritai tikslams gyvenime, rasti savo kelią ar išeitį, galbūt kažkur pastrigę truputį esate, tai galima sužinoti per šią sistemą. Tai jeigu ką, kreipkitės ir ačiū už dėmesį.